Labas, šiandien tau sėkminga diena. Kažkada išmokai šypsotis, vaikščioti, kalbėti, skaityti ir važinėtis dviračiu. Dabar sužinosi kai ką, kas padės tau gyventi lengviau. Susipažink su nemokamu socialiniu važiuotojų tinklu Raidex. Lietuvoje to dar nebuvo. Raidex – alternatyvi ir patogi priemonė kelionį planuoti, kuri jungia vairuotojus ir jų ištikimus bendrakeleivius. Apie keliones, siūlomus maršrutus bei potencialius pakeleivius jūs galite sužinoti tiek internete, tiek savo mobiliajame telefone. Jei planuojate kelionę pas mamą, draugus, prie jūros ar ežero, apsilankykite Ridex LT. Kaip visa tai gimė? Kartą ramiame priemestyje gyveno 3 nuostabūs žmonės – gražioji Ieva, protingasis Tomas ir charizmatiškasis Jonas. Ieva kasdien važinėjo vietiniu transportu į universitetą bei susitikti su draugais miesto centre. Ji buvo nepatenkinta didelėmis išlaidomis transportui. Kompiuterių meistras Tomas dažnai veždavo sutaisytus kompiuterius savo klientams. Tomui važiuoti automobiliu, visuomeniniu transportu arba perduoti kompiuterius kurjeriui buvo brangu. Jo smulkaus verslo vystimasis stabdė didelės transporto išlaidos. Ką daryti, jeigu kitokių kelionės variantų tiesiog nėra? Būtent tuomet atsiranda trečiasis herojus Tomas, kuris kasdien savo automobiliu važiuoja į miestą. Kaskart pažvelgęs į laisvas vietas mašinoje pagalvodavo, jog pakeleiviai leistų jam sutaupyti kuro išlaidoms. Tačiau, kaip kelionės herojams sužinoti apie kitus kelionės draugus? Jonas išgirdo apie Raidex ir papasakojo savo draugams, o šie saviesiems. Greitai Ieva ir Tomas taip pat sužinojo apie puikią galimybę. Užsiregistravo Raidex ir po poros dienų jau važiavo kartu su Jonu. Registruokis Ridex LT ir mažink kelionių išlaidas jau dabar.